Jachta Rasa, moterų įgula. Dalyvaujam 3 metus, ruošiamės varžyboms. Kaip vyksta pasiruošimas? Baigiam persižiūrėti visas bures, susitvirtinti, biškai yra skilučių. Ir to žada daug vėjo, tai reikia, kad nepraleistų to vėjos, sugaudyti visą. O šiaip neblogai praėjom visas techninės komisijas, turim leidimą, viskas dabar gerai, galėtų, tai moraliai pasiruošti. Supratau. Kelintą kartą dalyvaujat Kuršių marių regatoje, kaip įgula yra susidirbusi, ar turit įgulos narių pasikeitimų? Šiaip kiekviena atskirai tai dalyvavom daugiau, kokio 4-5, bet kaip moterų įgula tai 3 metai. Bazė yra beveik tos pačios visos merginos, tai kaip ir žinom, ko laukti jūrai. Susidirbimas yra, nes Trakuose visos buriuojam irgi kartu. Viena kitą jaučiam gerai, žinom, kur pavaduoti. Nežinau, viskas atrodo kol kas nuostabu. Jo, žada daug vėjo, didelės bangas, kokias, ar taktiką planuojat, ar specialų pasiruošimą? Jūra biški turi tą neramumą mum, nes vėjo tikrai bus ir pirmais metais, kai dalyvavom, buvo irgi panašiai vėjo, bet suplaukėm gerai, tikimės dabar irgi gerai. Gal daugiau saugumo priemonių šį kartą naudosim, nes jau žinom, kokios gali būti sunkios situacijos, nes moterim vis tiek jėgų fizinių reikalauja daugiau, tai po to nuovargis labai didelis, labai sunku kitai dienai pasiruošti. Tai mes galbūt ten tokių iššūkių didelių jūroje šį kartą nerodysim, norim saugiai, gerai suplaukti, sudalyvauti, įdomu būtų. Tai va, o po to jau Kuršių marių etapai jau kitokie visai. Tai va, pirmos 2 dienos būtų smagu su jūrlige kokia nesusitikti. O saugiai suplaukti ir toliau būti geram fiziniam būvyje tolimesniuose etapuose. Supratau, ir dalyvaujate ne pirmą kartą Kuršių marių regatoje, jūsų grupėje, jūsų didžiausi konkurentai, draugai, priešai. Draugaujam su visais, o čia smagiausia dalis yra. Smagu prasilenkiant susimojuoti, pažiūrėti, kaip kitiems sekasi, bet turbūt pagrindiniai konkurentai tai Kometa ir Šiaurinė, nes mes esame iš to pačio klubo, Vilniaus klubo. Tie laivai atvažiavę Vilniečiai, o visi kiti laivai yra klaipėdiečių daugiausia. Tai jie jau žino čia ir tas vietinės, daugiau ir sroves, ir prognozes, ir visus sunkumus. Tai mes pagrindę lygiuosimės ir žiūrėsim, ką mūsų Vilniečiai konkurentai veikia, kad jų nepaleisti ir aplenkti. Tai pagrindai tokie yra. Bet šiaip nusteikia draugiškai. Moterim negali būti, moterų įgulai nėra priešininkų, nes kitoj kategorijai mes varžom. Matau. Ačiū labai ir gero vėjo. Dėkui. Tai susitiksim tada po startų. Dėkui labai.